Seimas svarstys pataisas, kuriomis valdantieji siekia Vienas svarbus dalykas. Pirmasis, nebijokit, ateikit arčiau scenos ir judėti galit pradėti jau dabar. Tai bus jaukiau, tai bus visiems mums patogiau ir taip kartu galėsime dar ir dar kartą sakyti šalin rankas nuo laisvo žodžio. Taip pat dar vienas labai svarbus momentas. Jeigu kartais pasitaikys šiandien, rytoj, poryt provokacijų aikštėje, nesivelkite į jas, o geriau praneškite pareigūnams, kurių matote čia tikrai nemažai. Taip pat laikykimės kiek atokiau nuo Seimo ir palikime praėjimą į biblioteką. Nuoširdžiai Jums ačiū už tai. Dar kartelį ačiū, kad esate čia šį vakarą ir dar kartelį primenu, kad būtume visi kartu čia ir šiandien, ir rytoj, ir poryt. Noriu pakviesti dainininką, dainų kūrėją, grupės Biplan vokalistą Maksą Melmaną. Start skipping. Because don't taste when I find out here. Change your everything. Wish me that there's some such that was the rush. Oh, shows. Oh, stars and things supposed to be alive. Push was as a smell I am. That's who I am. Now such a place for me. Some place that's nice. Now I am. That's who I am. Уж та закиска спинила, уж то, что снова сняла, южный курс губая, на сахсуда скурежу свет, сутеста снова сняла. That's your crazy Pirmą kartą kalbu per protesto akciją, tai labai neįprastas formatas, bet mes visi žurnalistai per šitas 2 savaitės iš tikrųjų labai keistai jaučiamės, bet tokio solidarumo per visą savo profesinį gyvenimą man neteko matyti. Tai aš tikrai tikiu, kad mes nugalėsim ir šalin rankas dar kartą nuo laisvos žiniasklaidos. Mitingas reiškia paramą tuomet dėl Rusijos šnipinėjimo Rusijos naudai teisiamam Algirdui Paleckiui. Dabar jisai nuteistas. Ir kalbose, ir plakatuose tiesiog liejasi neapykanta LRT ir kitai žiniasklaidai. Tyrimų skyriaus žurnalistų su užsienio kolegomis tyrimais mes įrodėme, analizuodami Kremliaus dokumentus, kad vienas pagrindinių Kremliaus propagandos taikinių yra Lietuvos žurnalistai ir žiniasklaida. Nes žurnalistai dirba su faktais, juos demaskuoja melą, ir tai labai kenkia apskritai visam propagandos naratyvui, nes melas ir manipuliacijos yra pagrindinis Kremliaus variklis.
Štai kodėl susilpninti žiniasklaidą kaip instituciją, padaryti ją priklausomą nuo politikų užgaidų yra labai naudinga, bet naudinga ne tik Kremliui. Tai yra patogi tema populistams, nes kurstimas prie žiniasklaidą ir žurnalistus labai įkaitina visuomenę. Bet kai Kremliaus darbotvarkė sutampa su Lietuvos politikų darbotvarkė ir kai Kremliaus darbotvarkė sunaikinti laisvą žiniasklaidą sutampa su siaurais politiniais vienadieniais interesais, iš tikrųjų išgyvename tokią tragediją, kokia šiandien vyksta Seime. Labas vakaras visiems. LRT, kuri teko visus nuo gaisrininkų, lakūnų, švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriaus, savo tėčio ir tuometinių Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšininkų. Nors, kai juos kalbinau, iš jaudulio apsižliumbiau ir jiems teko nejaukiai mane guosti ir palaukti, kol baigsiu verkti, kad galėtume tęsti intervą. Rankas nuo laisvo žodžio šalin! 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 Taip šiandien, rytoj ir poryt, kad visas Seimas girdėtų. Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Prieš einant į sceną persimetėm, sako Indrė, kaip mes čia atsidūrėm? Iš tikrųjų, kaip mes čia atsidūrėm, bet viena vertus ir gerai, kad mes čia atsidūrėm, ir gerai, kad mes čia esam, ir gerai, kad mes čia darom tai, ką darom. Aš tarsiu kelių žodžius ir aš tikiuosi, kad tie žodžiai pasirodys jums svarbus. 1956 metais toks lenkų filosofas Lešekas Kolotovskis parašė komentarą, kas yra socializmas. Už tą komentarą jis buvo nubaustas, tas komentaras buvo cenzuruotas, tuometiniam komunistiniam režimui labai nepatiko. Jis tapo disidentu, bet, man atrodo, parodė filosofijos prasmę, sakyti dalykus taip, kaip jie atrodo ir nebijot, kokios gali būti pasiekmes. Ir tikiuosi, kad tai, ką aš dabar šiandien pasakysiu, kai, jeigu jau čia jums pasiseks užimti LRT, taip sakant, politizuoti, tai už va šitą mane ir išmes, kai norės išmes už kažką. Santvarka, kuria pakankamas kiekis, o man atrodo ir šiandien, ir rytoj, ir poryt pakankamas kiekis čia ateis drąsių žmonių, kurie matydami melą ir neteisingumą, atsistoja ir pasako, šalin rankas nuo kultūros, šalin rankas nuo laisvo žodžio, o tai yra demokratija. Ir visi, kurie čia šiandien tai aikštė protestuot prieš dabartinės valdžios melą ir principų laužimą, ateitų čia ir tą dieną, kai reiktų ginti valstybę. Aš tikiu. Ačiū Pauliui Gritėnui už labai tiksliai sudėliotus akcentus. Ir nieko per daug nelaukdama į sceną noriu pakviesti dar vieną žmogų, kuriam žodis yra ypač svarbus, tai yra istorikas. Seimo socialdemokratams padovanotos knygos Paskutinė Lietuvos vasara. Autorius puikiai visiems pažįstamas Norbertas Černiauskas. Siena su šalimis, kurios sukėlė didžiausią Europos 21 amžiaus karą. Ir per tą sieną vis praslysta Krabai, Kondiškės, o to iš kitos pusės vis važiuoti ir trąšos. Mes užsiėmom balionų pūtimų ir leidimų virš LRT. Ir kai mūsų valstybės prestižą Europoje kiekvieną dieną gauna į Niujorką skrydęs ir neįskrydęs koalicijos rudasis balionas. Pažinti, kad valstybėje, kuri veikia, kabutėse, iš tiesų du dalykai tikrai puikiai veikia. Tai holistinis soft power failiukas. Čia Paulius nusirašė nuo manęs. Ir dirižablis pavadinimu Fegda, kuris reikiamų metu visuomet priskrenda reikiamą vietą. Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Rankas nuo laisvo žodžio šalin! Rankas
Kai buvau 12-okė, istorijos mokytojas Faustas visos klasės paklausė: kaip manote, vaikai, kas iš jūsų esate homo sovietikus? Nei vienas klasiokas neprakalbėjo. Mokytojas su siaubu atsakė: panašu, kad visi. Labai ilgai galvojau apie tai, nes maniau, kad mokytojas visiškai nusišneka, juk aš esu laisvas, nepriklausomas Lietuvos vaikas. Tačiau pastarieji 10 metų man parodė, kad visgi dalis tiesos mokytojo žodžiuose buvo. Mūsų šalyje užaugo labai daug abejingų stebėtojų. Be nuomonės, be pykčio, gūžteli pečiais, su telefonu rankose, stebintis, o ką galvoja kiti. Nes pykstu žiauriai daug ir seniai. Man suka sąnariai, noriu rėkt, bet mokėjai tik tylėt, gal man 10 parašyk. Aš prisiviriau ne košės, o smalos ir kaip dabar ją išsrėkt. Gerai mergaitai, keiktis pradėt. Tu uždėjai man karūną nuo šalies, kurioje aš negyvenu. O aš ten noriu plaukų palaidų. Jeigu gerčiau, prisigerčiau, jei rūkyčiau, visą Vilnių išrūkyčiau, jeigu rėkčiau, tu apkurstum, bet aš sėdžiu tvarkinga, sušukuota ir šypsaus. Nesakyk, neverk, nes verksiu dar ilgiau ir garsiau, nes žiauriai pavargau vis vaidint spektaklį nuobodžiau, net žiūrovų nebėra. Oi, koks įtemptas žandikaulis, gal patiriate stresą dažnai. Jei rūkyčiau, visą Vilnių išrūkyčiau, jeigu rėkčiau, tu apkurstum, kol aš šoku pagal dainą, kurią amžiais nori išjungti tu. Nori išjungti tu. Nori išjungti tu. Nori išjungti tu. Išjungti tu. Klaipėdos meras didžiąją gyvenimo dalį buvęs liberalu prieš Seimo rinkimus paraudonavo ir dabar irgi stumėtas šitas pataisas. Ir vakar, kiek mačiau, kultūros komitete buvo vienas iš tų 4 komunarų, kuris spaudė stipriai gazą ant buldozerio. Ir net valstiečių frakcijos Seime pirmininkė, kuri irgi stumė šitas pataisas, yra iš Klaipėdos. Tai aš atsiprašau labai Klaipėdos vardu, kad šalin rankas nuo laisvo žodžio. Ir praėjusią savaitę, tą antradienį, mano abejonės dėl Klaipėdos išsisklaidė, nes mūsų moksleiviai, jauni klaipėdiečiai kvietė ateiti į miesto centrą ir pasakyti tos žodžius: šalin rankas nuo laisvo žodžio. Ko šitos pataisos nelems, čia nieko nesusiję su
laisvų žodžių, jo varžymų, čia tik vadybinis reikalas. Bet kaip galima tikėti politikais, kuriems viešas melavimas tapo norma? Jie meluoja. Iš komandiruotės. Negrįžta, nebuvo komandiruotės. Apgavo nabagą ne pirmą kartą. Ar žinot, kokia diena buvo rugsėjo 22? Ne ta kalba. Sveiki, aš neslėpsiu, kad tikrai mieliau dabar būčiau kalėdiniam vakarėlį, kuriame jau buvau, negu čia stovėčiau, bet reikia. Bet tikrai reikia, kas manęs nepažįsta, aš esu Paulius Ambrazevičius, aš ne tik esu komikas, aš jau kokius 1,5 metų tikiuosi, kad palengvinu bent šiek tiek sunkesnius jūsų sekmadienio rytus, vesdamas Lietuvos tūkstantmečio vaikus. Ir aš noriu visiškai sąžiningai tiesiog šiandien pakalbėti ir pasakyti, visada visiems yra įdomu, kiek kas uždirba. Aš galiu pasakyti, kiek aš gaunu už tūkstantmečio vaikus. Aš gaunu 375 eurus po mokesčių į rankas už vieną laidą. Mažai daug, ką žinau, man užtenka. Man užtenka. Aš pirmiausiai dėl to džiaugiuosi, aš jaučiu toj laidoj prasme ir visų antra, aš buvau jos fanas. Tai jeigu kažkas bandys man sakyti, kad aš turiu interesą dėl LRT, nu, jūs nelabai mane pažįstat, už 375 eurus aš neičiau ginti nieko. Gal tai vieną reičiau. Mokesčių, kas yra įdomu, aš mokesčių mokėtojam kainuoju mažiau negu bet kuris Seimo narys. Ten yra tų agroliberalų, kurie ne tiek ir skiriasi nuo Nemuno aušros atstovų. Aš nemėgstu demokratų vardan Lietuvos, nes, jūs žinot patys, kas jūs esat. Jūs esat už pavadėlio Karbauskio politiką atvesti oportunistai. Taip, kad kai jūs sakot kažką už laisvą žodį, aš labai priimu su tokiu... Ir aš nebežiūriu šiltai Laisvės partiją, nes turėjau 2 klausimus, neįsprendė nei vieno, negaliu parašyti 2, nes nieko nepadarė. 2 reikia man kažką padaryti, bet mano nemeilė šitoms partijoms yra vanduo palyginus, ką aš pajutau per šitos metus, žinokit, socialdemokratam. Partijai, kuriai melas tapo tiek pat natūralus, kiek man rytfonį nusivylimas Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalį. Aš pripratau prie to, bet prie melo šito nepriprasiu. Jie melavo, kas eis į premjero postą. Jie melavo, kad neis į koaliciją su Nemuno aušra. Jie melavo, kad kultūros ministerija netiteks Nemuno aušrai. Jie vis dar meluoja, kad dėl šito įstatymo kalbėjosi su žiniasklaidos atstovais. Ir svarbiausia, jie melavo, kad kurs valstybė, kuri veikia. Neveikia. Politikos mokslus, ne pirmą kartą susiduriu su politikų melu, bet pirmą kartą matau, kad taip daug ir taip dažnai būtų meluojama dėl tokių svarbių dalykų. Jeigu aš būčiau socdemų rinkėjas, tai po šitų 1 metų aš nebebūčiau socdemų rinkėjas. Ką turbūt reitingai irgi parodo ir jie tą žino. Ir mes į šitos, jeigu taip atvirai, man nusibodo eiti į mitingus. Aš noriu sėdėti namie su katinais, su arbata, žiūrėti kažką įdomaus per teleką, čiūjų per LRT, rytoj Macbetą rodys. Šiandien Seklių nauja dalis, naujas sezonas, žiauriai apsidžiaugiau. Bet mes ėjom su žmona į visus turbūt mitingus su plakatu socmelagiai, nes antrumpoje socdemai, demai reiškia demokratiją, o rūpesčio demokratija šitoj koalicijoje, žinokit, atleiskit, bet nematau. Žiūri ir džiaugiasi, galvodami, kad viskas, kas dabar vyksta, jų nepalies. Ir tada aš prisimenu karikatūrą, kuriai moteris, balsavusi už veidus nuvalgančių leopardų partiją, sako, aš nesitikėjau, kad leopardai nuvalgys mano veidą. Aš žinau, kad čia yra kitų žiniasklaidos priemonių atstovų, aš juos mačiau. Žinokit, kai leopardai pradės valgyti jūsų veidus, per vėlu bus dengtis. Ir aš jau apskritai, dėl šitų visų dalykų, aš jau verčiau norėčiau likti neteisus, negu po to aiškinti, ar aš nesakiau. Ir man atrodo, taip visi mes jaučiamės. Ir lyg dar visko būtų negana, priminsiu, valdančioje koalicijoje yra dabar jau 2 kartus teistas antisemitas. Blemba, naujų metų noriu palinkėti, dovanokit šiemet viens kitam knygas su kalėdom. Bus geriausia dovana. Gerų artėjančių kalėdų, gerų artėjančių naujų metų ir šalia. Garbė didelė, nes kadaise aš buvau vienas iš tų žmonių, iš užsienio, kur tiesiog pritraukė tie laužai, kur kadaise čia degė už tada Lietuvos atsilaisvinam nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Jaučiu tuo pačiu liūdesį, nes tikrai sutinku su prieš tai man kalbėjusiais, kad tiesiog norėtųsi užsiimti kitais dalykais. Bet čia dabar esam.
stovi. Ir deja, manau, kad turėsim stovėti. Nereikia turbūt aiškinti, kad man pasakyti, kas yra laisvo žodžio kaina, nereikia. Mes tą matom kiekvieną dieną rytuose, kur ką tik grįžau, kur kartu su viena iš organizatorių šitą mitingų bėgiojom laukuose prie netoli Kersono ir paleidom dronus į priešą. Aš net ant mano batą dar yra šiek tiek purvų matau iš to. Turiu pasakyti, kad ta kova, kur vedam tenai, ir su jūsų pagalba labai ačiū, aš nebijoju, kad daugelis jūsų prisideda prie to. Per mūsų fondą ar per kitus, tiesiog dabar atėjo pas mus. Piliečiai, kurie yra aktyvūs ir kurie sistemingai nugalinami. Paverskime savo kasdienybę politiniu veikimu. Įsitraukime į savo bendruomenės gyvenimą, organizacijas, padėkime piliečiams, kuriems likimas nebuvo toks dosnus kaip mums ar kitiems. Stovėkime tiesos ir laisvės pusėje. Na, jūs tą jau ir darote. Bet labiausiai tų, kurie yra parlamente. Nešvaistykite laisvės, kurią iškovojo mūsų žmonės. Nešvaistykite laisvės, kurią jauni žmonės gali puoselėti. Būkime laisvės gynyboje, šalin rankas nuo laisvo žodžio. O dabar atėjo metas dar kartą. Saldaus miegelio, kad aš užmigčiau bent valandėlę. Kad aš užmigčiau bent valandėlę. Aš pasiversčiau į gegužėlę. Aš pasiversčiau į gegužėlę ir nusileisčiau į tėviškėlę. Aš nusileisčiau į tėviškėlę ir nusileisčiau vyšnių sodelį. Ir kukuoja. Aš nusileisčiau vyšnių sodelį, kukuočiau rytą ir vakarėlį. Kukavau rytą ir vakarėlį, nieks nesuprato, nei motinėlė. Iš šeimotulė iš aukštos svirno klausia brolelio, kas per paukštelė. Iš jos balselio būtų dukrelė. Raivos plunksnelės kaip gegužėlė.
aukštos stirno. Klausia brolelio, kas per paukštelė. Iš jos balselio